O namas 5, kaip sakiau, taip, kodas 992, taip, taip, oi, jo, pats viršus, pats. Oi, kyla, žinoma kyla, ir dar kaip kyla. Kyla. Gerai, laukiam. Kadūnas, kas kyla? Kas tau kyla? Upas kyla. Per paskutinį mėnesį iš tikrųjų kažkaip netikėtai daug spektaklių aplankiau ir šitas daugiausiai gerų emocijų sutikau. Aš noriu, kad tu būtum laisvas. Tu atsipalaiduok, Fabrisai, daryk, ką nori, elkis kaip gamtoj. Fabrisai, vienas dalykas. Jeigu tai nebus Margo, gerai? Nu, jeigu Margo, aš už save neatsakau. Tikrai neprižadu, tikrai. Ir matot, aš šypsausi, kadangi tai yra jautrus, šiltas daiktas. Manau, mums to labai reikia. Ir manau, kad žmonės atėję nenusivils šituo darbu. O kaip jinai, ištekėjusi, kaip dirba, ką gyvena? Tu dar paklauk, ar norėtų su tavim permėgoti? Ne, su tavim norėtų. Jau su mumis galima tik persėdėti. Gerai. Sakyk, tu pasakok. Palaukit, jūs kažkaip jau būtų tokia. Palaukit, jūs mano draugai, taip? Draugai. Nesu tikras. Draugai! O dabar klausykit, draugai, kada Margo peržengs mano namų slenkstį, mūsų draugystė nebegalioja, gerai? Viskas, kiekvienas už save. Sutarim? Man buvo ir graudu iki ašarų. Juokinga, tai be abejonės, puikus humoras šiandieną buvo iš tikrųjų nebanalos. Ir tai, kad šitas spektaklis kitoks, tai yra faktas ir linkėjau labai gražios ateities. Iš tikrųjų seniai nemačiau tokio gero spektaklio.